Brangieji, dažnai gyvenime girdime, o ir patys, manau, ne kartą esame to reikalavę, ne tik iš kitų, bet dažnai ir iš savęs, padaryti viską teisingai iš pirmo karto. Mokykloje gauname pažymį už pirmą bandymą, darbe vadovai nori, kad nebūtų klaidų, šeimoje atrodo, jog jei pasielgiai ne taip, viskas sugriovė. O tikėjime dažnai jaučiamės, kad jei tik suklupame, tai Dievui esame nebeįdomus. Bet šiandien Dievo žodis mums sako, pavyksta ne tam, kuris visada teisingai daro, bet tam, kuris daugiau kartų bando. Apaštalas Paulius laiške Filipiečiams liudija: aš nesakau, kad jau esu šitai gavęs ar tapęs tobulas, bet vėjuosi, norėdamas pagauti, nes jau esu Kristaus Jėzaus pagautas. Paulius sako, aš nesu tobulas, bet aš bandau dar kartą ir dar kartą, nežinau, kad Kristus yra kartu. Mūsų kultūra labai vertina teisingą darbą iš pirmo karto. O jei nepavyksta, tai kainuoja brangiai. Ir kainuoja dažnai labai brangiai. Egzaminuose klaidos kainuoja balus, po to mūsų apsisprendimus, po mokytis. Darbe klaidos kainuoja reputaciją. Santykiuose klaidos įskaudina žmones. Tikėjime klaidos sukelia kaltės jausmą. Mes visi trokštame būti nepriekaištingi, tobuli, bet kiekvieną žinome, kad tokie nesame. Dievo žodis per įstatymą tai tik patvirtina. Įstatymas Dievo žodyje veikia kaip veidrodis. Jis parodo, kas mes iš tikrųjų esame. Laiške Romiečiams apaštalas Paulius sako, nes visi yra nusidėję ir stokoja Dievo garbės. Visi. Tam pačiame laiške, trečiame perskiriame 10 eilutėje, apaštalas sako, kaip parašyta, nėra teisaus, nėra nė vieno. Kai įstatymas parodo mūsų klaidas, mes galime nusivilti ir pasiduoti. Jau nepavyko, tai ką, stengtis. Apsimesti tobulais, klaidos ne mano, o vesti pirštu į kitą. Sustoti, bandyti, geriau nieko nedaryti, negu suklysti. Bet tokia būsena mus tik dar labiau įkalina. Mes tampame kaliniai savo klaidų arba baimės suklysti. Mes visi klystame, klumpame, griūvame. Kažkas numoja ranką ir pasiduoda, o kažkas kruvinais keliais, kruvinomis alkūnėmis keliasi ir bando dar kartą. Kas moka važiuoti dviračiu? Prisimenate pirmus kartus, kai mokėtės? Kiek kartų kritate? Manau, ne vieną, ar ne? Keliai nubrozdinti, akise ašaros, galvoje mintis, man nepavyks. Tačiau šalia esantys tėtis, mama, ar vyresnis brolis, ar sesuo neleidžia pasiduoti. Ir vis kartoja, pavyks tam, kuris bando dar kartą. Ir mums pavyko. Ar tapome pasaulio čempionais, tobulais dviračių gynėjais? Ne. Mes tik išmokome lėkti su vėjeliu, nes bandėme daug. Mūsų tikėjimo kelionė lygiai tokia pat. Mes krentame, bet Dievas mus kelia. Ir kiekvieną kartą, kai bandome iš naujo, mes važiuojame vis toliau. Mes nesame tie, kurie pirmi sugrėbėme Dievą. Jis pirmas mus sugrėbė, kai mes krentame. Biblijoje matome netobulumo pavyzdžius, bet žmonės, kurie net padarė didžiulės klaidas, kėlėsi ir bandė vėl. Apaštalas Petras įsigynė Jėzaus 3 kartus. Atrodytų viską, bet Jėzus jam suteikė naują šansą. Ir Petras tapo drąsiausiu apaštalu. Morkus misijų kelyje paliko Paulių ir Barnabą, bet vėliau grįžo ir tapo garsiu Evangelijos skelbėju. Paulius iš bažnyčios persekiotojo
tapo uoliausių tikėjimo gynėjai. Dievo kelias visada atveria naują pradžią. Evangelija išlaisvina iš baimės klysti. Krikščionybė nėra tobulybių religija. Ji yra prisikėlimo religija. Tai reiškia nesvarbu, kiek kartų krisi, svarbu, kad Kristus tave pakels. Kodėl pavyksta tam, kuris daugiau kartų bando? Kodėl? Nes tas, kuris bando, nepasiduoda. Nes bandydamas žmogus pasitikė ne savo jėgomis, o Dievo malonę. Mes visi padarome klaidų. Pasakom žodžius, kurių nereikėjo. Būname uždari, neparodome meilės. Bet pavyksta tik tam, kuris nepasiduoda ir nesustoja. Bandęs pasikeisti, atsiprašyti, apkabinti, pradėti pokalbį iš naujo. Gal nepavyko kažką įgyvendinti iš pirmo karto, gal suklydome, bet tai nereiškia, kad esame nevykėliai. Svarbu bandyti dar kartą ir daryti tai su Dievo pagalba. Mes krentame į nuodėmę vėl ir vėl. Pavyksta ne tam, kuris nebekrenta, bet tam, kuris leidžia Kristui jį pakeisti. Evangelijoje pagal Luką Jėzus tarė: kelkis, eik, tavo tikėjimas išgelbėjo tave. Pats svarbiausias momentas yra tai, kad mūsų sėkmė nepriklauso nuo mūsų bandymų skaičių. Ji priklauso nuo vieno bandymo, kurį atliko Kristus. Jis iš pirmo karto tobulai pakluso Tėvui. Jis iš pirmo karto tobulai mylėjo iki kryžių. Jis mirė ir prisikėlė, kad mums nereikėtų nešti amžinojo pralaimėjimo. Todėl mes galime bandyti, kristi ir keltis, nes pergalė jau pasiekta. Pergalė šventų Velykų rytą. Nepamirškite, įstatymas reikalauja tobulo pirmo karto, nors dar ne vienam nepavyko. Evangelija dovanoja galimybę keltis ir bandyti iš naujo. Kristus sugriebė mus pirmas, todėl galime nenustoja bandyti. Pavyksta ne tam, kuris visada teisingai daro, bet tam, kuris daugiau kartų bando. Ne kiekvieną kartą, kai bandome, Dievo malonė mus stiprina, pakelia, ištaria nebijok ir eina šalia. Visada, kiekvieną kartą. O mes tarėme amen.